Even though I'll never need her, even though she's only given me pain, as the world is soft around her. Kiekvienas žmogus keliauja savo pasirinktų keliu, tačiau kas nutinka, kai tame kelyje paklystama? Tada pagalbos prireikia ir jaunam, ir senam. Paklydusiems savo kelyje žmonėms padeda jaunuoliai savanoriai, vykdantis projektą Šviesa naktyje. Tai iš tiesų mes esame studentų iniciatyvinė grupė. Aš pati dirbu VDU akademiniai sielovadai ir mes pagrindė su teologijos studentais. Vasario mėnesį buvo Maltoj ir iš ten prasivežėm tą programą. O ši programa iš tikrųjų yra sukurta Italijoje ir pagrįsta švento rašto žodžiais ir Jėzaus kvietimu eiti į visą pasaulį ir skelbti Evangeliją. Ir mes dabar tiesiog su jaunais žmonėmis, kurie domisi šitais dalykais, tiesiog einame į gatves ir kviečiame žmonės ateiti į bažnyčią. Projekte kiekvienas žmogus gali rasti savo įdomios ir tinkamiausios veiklos. Šviesa naktyje susideda iš 4 tarnysčių pagrindinių. Pirmoji, kuri prasideda gatvėje, tai yra lauke savanoriai, kurie išeina į gatves ir tiesiog kviečia žmonės ateiti į bažnyčią. Iš lauko ateinantis žmonės eina į bažnyčią, kurioje pasitinka juos kiti savanoriai sekantys, atliekantis priėmimo tarnystę. Man patinka jam giedoti, dėl jo džiaugiuos gyvenimu. Trečioji tarnystė tai yra šlovinimas, malda tiesiog. Žmonės, kurie gieda ir visą laiką yra palaikomas muzikinis fonas ir taip pat tarpuose skaitomas Dievo žodis žmonėm, kad jį išgirstų. Tai visas dėmesys šviesos naktyje turi būti sutelkiamas į Jėzų, kad asmuo, kuris ateina, susitiktų su juo ir asmeniškai tai patirtų. Ir mes taip pat prisidedam prie šlovinimo tarnystės. O ketvirtoji tarnystė? Ketvirtoji tarnystė yra turbūt tokia kaip viso šito įvykio širdis, kuri varinėja kraują, todėl kad ketvirtoji tarnystė yra melstis. Projekto dalyvių gali būti kiekvienas, nebūtina skirti tam daug laiko ar mintinai žinoti giesmių tekstus. Tai reikia atverti savo širdį tikėjimui. Mes dabar dirbame pasitikimo tarnystėje. Taigi mūsų darbas yra iš tiesų pasitikti tos žmonės, kurie ateina į bažnyčią. Ir prie jų prieiti ir paklausti, ar jie nori eiti į tą susitikimą su Jėzumi asmeniškai. Klubas ir baras yra smagu, bet yra toks dalykas, po kurio kartais galvo pradeda skaudėti. O išeini iš tokio paprastesnio renginio kaip čia, tu kaip ir kažką gauni iš savęs. Ir tau būna žymiai paprasčiau. Ta prasme, kažkoks būna grįžtamasis ryšys. Everything is new.